Sveiki, mėlyjeji. Ar pavyks mums pagauti nusikaltimo vietą rafinuotą cukrų? Tikiu taip, nes kalbėsiu argumentuotai. Na ir cukrus vadinamas naujoju tabaku, kadangi skanu, įprasta, pavojingas sveikatai ir sukelia priklausomybę. Ar tikrai cukrus mus žudo? Tai apie tai labai greitai, tik prieš tai kviečiu to nepadariusius prenumeruoti mano YouTube kanalą, visiškai nemokamas, paspausti to oranžiniam laukelį esančio gražaus lotosiuko. Prašau pasidalinti, patiktukinti šią informaciją, jeigu manot, kad jinai to verta, ir prašau siūlyti paskaitų temas kitiems mūsų video susitikimams. Ir taigi pažintis su angliavandeniais. Jie galimi dviejų rūšių, tai vieni jų yra kompleksiniai, tai yra be pridėtinio cukraus ir turintys skaidulų, tai yra nesmulkinti grūdai, tai yra daugelis vaisių, daržovės, ankštiniai ir yra rafinuoti angliavandeniai. Tai yra tie angliavandeniai, kurie yra be mikroelementų, be daugumos skaidulų, palydos. Ir jie yra baltos duonos, visokių batonų, pyragų, pyragėlių, šokoladinių sūrelių, šokoladų pavidalų, taip pat sausų pusryčių, picos, ten visokių saldžių gėrimų sudėti, sulčių iš tetrapakų, iš koncentratų. Na ir tai yra balti makaronai, tai yra baltų ryžių traškučiai, tai yra čipsai, bulvių čipsai ir varškyčiai, visokie varškytės, saldinti jogurtai. Tai yra tai, ką mėgsta, dėja, dažniausiai ką mėgsta mūsų vaikai. Ir vaikų, tyriant jų ląstelių uždegimiškumą, atsakymai labai prastesni negu suaugusių. Mes kažkaip taip dar nevalgėme prastai, kaip kad dabar mūsų ateinantį kartą maitinasi. Taigi, patikslinkime, kas tai yra rafinuoti angliavandeniai. Tai yra vienos motinos 4 vaikai, kurių savybės skiriasi. Gliukozė gaminasi augmenijoje, kada saulės šviesa veikia iš anglies dvideginio ir vandens. Ir gliukozė susijungus už rankyčių, susijungusi sudaro krakmolą. Tai yra vienas vaikas. Antras vaikas yra fruktozė ir pavadinimas būtų labai žavus, tarsi būtų kildintas iš vaisių, tačiau neapsigaukime. Ir fruktozė tai yra sudėtingesni reikalai ir fruktozė mūsų žarnyne dalis jos virsta gliukozė, dalis fruktozė. Ir abi formos prasiskverbia pro žarnyno sienelę, patenka į kraują. Na ir šita cukraus forma, jinai 2-3 kartus yra saldesnė negu gliukozė. Ir sirupo pavidalu dedama į daugybę konditerinių gaminių. Mums žinomas yra kukurūzų sirupas, cukranendrių sirupai visokie. Na ir vienas iš stipriausių rafinuotų cukrų yra fruktozė. Na ir pigesnė negu šiaip jau natūralus saldiklis ir be to reikia mažiau dėl to. Ir kita vertus gražiai skamba, komerciškai gražiai skamba šitas terminas vaisių cukrus. Ir kukurūzų sirupas, tarkime, pradėtas gaminti praeito amžiaus 60 metais ir jis labai išplito. Ir yra žinoma, kad pavyzdžiui, 4/4 vaikų gauna būtent kalorijas iš tos fruktozės. Tai, na, o gamtoj skaidulos susidaro, kada jos tarsi, augalams tai yra plytos, namų plytos, jos priduoda, būtent leidžia augti į viršų, nenuvirsti, priduoda tokio standumo audiniams. Ir jos nerasime dėja nei baltoj duonoj, visokiuose baltuose miltuose ir kepiniuose, ir jos nei saldainiuose, jogurtuose, dėl to, kad be skaidulų maistas ilgiau
ilgiau tinkamas pardavimui. Ir štai, pavyzdžiui, braškės, jeigu mes jas užšaldome, jos atitirpsta, jos praranda savo formą, taip yra todėl, kad atitirpstant suyra skaidulų struktūra ir dėl to jis sutrukinėja tiesiog. Skaidulos neįsisavina į kraują, absoliučiai, jos visos lieka žarnyne, apie tai yra mano paskaita, apie skaidulų svarbą, apie jų rūšis ir yra begalė mokslinių tyrimų, kurie pagrindžia skaidulų svarbą mūsų maiste. Tai yra, pavyzdžiui, žurnale Tox Environment Research in Public Health rašoma, kad iki 30 gramų, tai yra skaidulų norma, padidinus skaidulų kiekį mūsų maiste, 10% sumažėja, tai yra padaugėja DTL gerojo cholesterolio. Atrodo nedaug, bet jeigu ilgai tęsime tokią praktiką, tai rezultatai bus akivaizdus, vienareikšmiškai. Na ir ketvirta tokia forma, tai yra sacharozė, kada gliukozė susijungia su fruktoze. Tai yra baltasis cukrus. Ir jeigu prieš 200 metų balto cukraus mes vartojame apie 1,5 kilogramo, jis buvo labai kitoks, netoks rafinuotas kaip dabar, tai dabar jo sunaudojama apie 42 kilogramus, statistika seniau nevedama jau, bet cheminė priklausomybė nuo jo yra akivaizdi. Na ir skirtumai tarp gliukozės ir jos atmainų. Gliukozė patenka į kraują ir gliukozę naudoja bet kuri ląstelė. Tai yra tiesiog mūsų tokie gamykliniai parametrai, kad jinai turi patekti, jinai svarbi, jinai mums reikalinga. Fruktozė patenka tiesiai į kepenis ir tai yra tas metabolinis nuodas, jis yra saldinta maiste. Ir 7 kart didesnė tikimybė, kad jinai sudarys tos galutinės glikacijos produktus. Tai yra, kada baltymas jungiasi su angliavandeniais ir šitie galutiniai glikacijos produktai yra lėtinio sisteminio uždegimo šauklys. Apie tai mano paskaitos YouTube yra, tik citibomba lėtinis sisteminis uždegimas 2 dalys. Na ir dėl to vystosi kepenų pariebėjimas, apie tai kalbėsime. Na ir gliukozė mažina norą valgyti, fruktozė didina norą valgyti. Nes insulinas, jo insulino funkcija yra įvesti gliukozę į ląstelę. Tai fruktozė, ir lieka fruktozė, mes kalbėjom, kad keliauja kepenys ir tarsi organizmas turi apgaulingą žinią, kad mums reikia valgyti ir norisi kažko saldaus ir kažkokio tai saldumyno sušlamšti. O visą tai aišku, kad veda į nutukimą, į cukrinį diabetą ir į daugybę kitų ligų, mes greit kalbėsime. Na ir perdirbti arba rafinuoti angliavandeniai, koks jų žalingas poveikis. Tai skatina insulino išsiskyrimą, kuris aktyvina cholesterolį reguliuojantį fermentą. Toks yra sudėtingas pavadinimas, tokia HMG-CoA reduktazė. Ir būtent statinai mažinantys cholesterolį, kurį mėgsta labai skirti gydytojai. Tai jie kaip tik ir veikia į šitą fermentą. Ir didina trigliceridų kiekį. Ir tai veda į išeminę širdies ligą ir širdies kraujagyslių ligas. Ir yra mano paskaita apie tai, blogasis gerasis cholesterolis ir kas cholesterolį daro bloguoju. Apie tai aš siūlau pasiskaičiuoti santykį savo lipidogramoje tarp fosfolipidų ir DTL gerojo cholesterolio ir kalbu, kodėl tai yra svarbu, koks tai yra prognostinis požymis. Na ir kuo daugiau trigliceridų, tuo mums prasčiau yra šiaip tai. Ir kuo mažiau, yra įrodyta, kad kuo mažiau rafinuotų angliavandenių, tuo daugiau MTL, bet MTL, aš irgi kalbėjau ankstesnėse savo paskaitose, kad jis yra A ir B tipo. A tipo, MTL, tai blogasis, jis yra gerietis, bet paprastai MTL tyriamas kartu, dėja. Na ir tada išvados dažnai būna ne visai teisingos. Ir
didelės apimties atsitiktinių imčių tyrimai parodė, kurie truko pusmetį, kad vienareikšmiškai mažiau angliavandenių, geresnė lipidograma. Ir kad rafinuoti angliavandeniai oksiduoja cholesterolį, o tai reiškia, kad daro jį agresyviu, tokiu, kuris limpa prie arterijų sienelių, jeigu ypač jų vidinis sluoksnis yra uždegiminis. Na ir irgi ten tyrimų begalė buvo, kad 30 000 žmonių, tyrimai su tiek žmonių parodė, kad jeigu 20% sumažinamas tas pridėtinis rafinuotas cukrus jų racione, tai jie turėjo galimybę 38% rečiau sirgti širdies kraujagyslių ligomis. Ir tai yra labai daug. Na ir nematoma jėga, rafinuoti angliavandeniai sujungia cukrinį diabetą, nutukimą ir širdies kraujagyslių ligas, veda tą metabolinį sindromą. Na ir kalbėjau apie tą galutinius glikacijos produktus, kurie ardo elastiną ir kolageną antroji lėtinio sisteminio uždegimo stadija, kas veda prie odos raukšlėjimosi, jaunatviškumo praradimą. Na ir maitina vėžinės ląstelės, žinoma, vienareikšmiškai maitina mielagrybius, tai yra patogeninės bakterijas, taip pat gram-neigiamas, kurios sukelia mums ligas. Na ir sukelia kepenų pariebėjimą ir fruktozė, vienareikšmiškai pavojinga tuo, ten buvo tirtos žiurkių kepenys ir tos, kurios maitintos fruktozę ir vienareikšmiškai jos atrodė kaip kokių alkoholikų kepenys, tokios nesveikos. Skatina senėjimą. Chromosomos atsakingos už mūsų genetiką. Jos nurodo kryptį, kaip dalintis ląstelėm, diktuoja. Ir jų galuose yra tokie telomerai. Jie savaime trumpėja, kuo daugiau telomerų, tuo mes jaunesni esam ląsteliniam lygmenį. Ir būtent rafinuoti angliavandeniai ir pažeidžia telomerus, juos per anksti ardo ir tokiu būdu mus sendina iš vidaus. Ląstelės negali dalintis, negali organizmas atsinaujinti. Ir taip su amžiumi jau šitas gebėjimas nyksta, mums trūksta kamieninių ląstelių. Na ir mažina energiją. Atrodo, kad čia pat po rafinuotų angliavandenių suvalgymo mes galim jausti energijos pliūpsnį, bet labai trumpalaikiai. Nes toks rafinuotas maistas jis staigiai sumažina. Paskui cukraus kiekis kraujyje krenta ir tai sukelia alkio priepuolius, silpnumą, dėl fruktozės prisideda toks adenozintrifosfato arba ATP arba anksčiau vadinto ATF gamyba. Na ir provokuoja depresiją. 8 000 žmonių buvo tirtų, 22 metus, tai labai ilgą laiką. Ir parodė, kad jeigu suvartojama tų rafinuotų angliavandenių 67 gramus viso labo per dieną, tai tie žmonės turėjo ketvirtadaliu didesnį tikimybę susirgti depresiją. Na ir kitam tyrimė iš viso beveik 70 000 moterų dalyvavo, kad jeigu vartoja pridėtinį cukrų, jos buvo tokia tyrėjų išvada, tai žymiai didesnė rizika susirgti depresiją negu toms, kurios jo nevartoja. Na ir provokuoja nerimą. Ir 50 000 moterų nuėjame tyrime dalyvavo vienareikšmiškai išvada. Rafinuoti angliavandeniai sukelia nemigą. Kodėl? Todėl, kad kūnas reaguoja į tai, išsiskiria insulinas vis tik, kuris jo tikslas yra mažinti gliukozės kiekį, priveda šitie perkryčiai kraujyje, priveda prie didesnio adrenalino ir kortizolio išsiskyrimo sintezę, o šie hormonai tikrai mus žvalina, bet jokių būdų nemigdo. Na ir glikuotas hemoglobinas susidaro mūsų kraujyje, apie tai aš paruošiu atskirą video įrašą, nes šita tema verta
poeto plunksnos. Jinai taip daug kam aktuali. Lygiai taip pat, kai mes kalbėsim ilgai trumpus ir apie atsparumą insulinui, tokią dažną problemą. Na ir minėjau, neminėjau dar jūs dantų ėduoniai, bet patys žinote apie tai jau ne naujiena turbūt ir ne naujiena lygiai taip pat, kad rafinuoti angliavandeniai mus tukina. Ir sąsaja su spuogais akivaizdžiai yra su akne. Kodėl, vėlgi, jeigu padidina cukraus insulino kiekį rafinuoti angliavandeniai, jie priveda prie androgenų hormonų sekrecijos išsiskyrimo papildomo, riebalų gamybos ir uždegimo. Tai visą laiką įtakoja spuogus. Ir tirta buvo 2300 paauglių, vienareikšmiškai parodė, kad tiems paaugliams, kurie vartoja savo maistu rafinuotą cukrų, tai 30% didesnė, dažnesnė problema yra bėrimas. Ir kad kaimo bendruomenėse, kur tų pridėtinių cukrų maistuose, paauglių maistuose yra ženkliai mažiau, tokia problema jiems ir ženkliai retesnė. Mano liūdėsiu, iš mano konsultacinės praktikos nemažai paauglių deja dėl veido bėrimo gydytojo paskirimų vartojo kontraceptikus, nes tai siejama su hormonų perkryčiais. Jie gali provokuoti šitą problemą, bet tik ir tiek, tai ne pirminė priežastis jokių būdų ir tai yra iš pabūklo žvirblį šauti. Ir 10 pagrindinių ligų, kurios yra susijusios su rafinuotais angliavandeniais. Tai cukrinis diabetas. Kuo daugiau cukraus, tuo daugiau insulino. Ir tyrimai platus buvo atlikti 175 šalyse. Ir atrodo, viena skardinė kolos pasirodo 1% prideda savo pirštą prie cukrinio diabeto išsivystymo. Tai viena skardinė. Tai jeigu jo geriama daug pastoviai, tai ne tik kola, tada galima pagalvoti, kaip sumuojasi tų pridėtinių angliavandenių maiste poveikis ir kaip sumuojasi įtaka cukrinio diabeto išsivystymui. Na ir čia galinga problema, jinai progresuoja. Nutukimas. Kepenyse viena iš gliukozės formų kaupiasi glikogeno pavidalu, bet jeigu ten pilna, jau podėliai pilni, tai tada per gliukozę nukreipiama į riebalinės ląsteles. Ir dar cukrus sukelia galingo alkio jausmą dėl to, kad dėl besigaminančių laisvų radikalų ir jų neigiamo poveikio neuronams dar. Tai reiškia, daugiau norim valgyti, daugiau. Jeigu dar nesveiko maisto, tai su visom pasiekmėm. Ankstyvas senėjimas, sakiau, B grupės vitaminų stygius dėl rafinuotų angliavandenių pertekliaus maiste, o tai veda į visą virtinę ligų. Na ir širdies kraujagyslių ligos, sakiau, jau dėl trigliceridų kiekio, dėl to MTL-B tipo padidėjimo. Ir vienareikšmiškai tiek daug studijų yra atlikta šią temą. Anksčiau buvo galvota, kad tą blogąjį cholesterolį aktyvuoja sotieji riebalai, bet pasirodo daugybė tyrimų parodo, kad rafinuoti angliavandeniai nepaprastai stipriau veikia, išderina mūsų lipidogramą. Na ir sekina energetiškai, reiškia lėtinio nuovargio sindromas. Ypač dėl tiamino arba B1 stokos, nes šitas vitaminas, B grupės vitaminas, yra labai svarbus mūsų nervų sistemai. Na ir taip pat augimo, laktacijai, vaisingumui. Išplaunamas kalcis. Kodėl? Todėl, kad išderinamas kalcio fosforo santykis,
kuo daugiau rafinuoto cukraus, tuo daugiau kalcio, tuo mažiau fosforo. Ir tada organizmas stengiasi šalinti kalcį iš organizmo, tokiu būdu privesdamas žmogų prie osteoporozės, prie dantų problemų. Silpsta imunitetas. Irgi įrodyta, kad 17 kartų šie visi tie balti miltukai silpina imunitetą, silpina fagocitozę, reiškia, tų svetimkūnių rijimą, tų sunaikintų, kandidozę didina. Na ir onkologija. Irgi ją buvo tirti beveik 43,5 tūkstančio žmonių ir vienareikšmiškai, kad per 7 metus 10% jų nustatyta tiesioginė sąsaja tarp rafinuotų angliavandenių ir vėžio diagnozės. Na ir kognityvinių funkcijų sumažėjimas dėl to, kad sacharozė blogina hipokampo funkciją. Hipokampas yra atsakingas, smegenų dalis, kuri atsakinga už trumpalaikės atminties pavertimą ilgalaikę, apie tai mano paskaita, ten nerimas visokie tokie yra, aš kalbu apie tai irgi. Na ir ten Vokietijoje buvo išmatuoti gliukozės ir insulino, reiškia, santykiai ir kad tiems, vienu žodžiu, kino mityboje daugiau cukraus, tai tų prastesnė atmintis ir ten ji buvo vertinta atliekant MRT, reiškia, branduolinį magnetinį rezonansą, atminties testus, ne šiaip savo, kad pasakė tokiam lygmenį. Ir prie to paties, kodėl mums norisi saldžiai. Tai ne viena priežastis, viena jų tai yra gyvenimas įtampoj, saldus skonis ramina greituoju būdu. Bet šiaip tai yra mažakraujystės galimas problemas, viena iš išraiškų yra ir per mažai baltymo maiste. Na ir disbiozė, kada mes turim išsiderinusi išvešėjusią tą patogenę grybelinę florą, jinai dauginasi saldžioj terpėje ir mums diktuoja poreikį valgyti saldžiai. Taigi, jeigu mes sumažintumėm arba atsisakytumėm tų rafinuotų angliavandenių, tai žinoma, mes susimažintume tą su 90% ligų susijusį lėtinį sisteminį uždegimą. Tai yra žmonijos rykštė. Civilizacijos arba necivilizacijos rykštė mažina cukraus kiekį, mažina insulino atsparumą jam ir žinoma mažina trigliceridų ir išties blogo cholesterolio kiekį organizme. Tai kokią galime padaryti išvadą? Kad gamtoje yra taip surėdyta, visatos kūrėjo yra taip surėdyta, kad gliukozę mes gauname su skaidulomis kartu ir jos sulėtina gliukozės staigų įsisavinimą į kraują ir apsaugo mus nuo tų cukraus šuolių kraujyje. Deja, šiandien dauguma prekybos centrų lentynų, daugumoje prekybos centrų lentynose nukrautų produktų sudėty, tai yra krakmolas ir tas rafinuotas cukrus visokius. Ir jeigu mažiau insulino, reiškia mažiau tų rafinuotų angliavandenių, mažiau insulino, mažiau širdį gaminančių trigliceridų ir daugiau to geresnio cholesterolio DTL, tai reiškia mes sutaupytumėm pinigėlių tyrimams, nedarbingumams, cheminiams vaistams, mes turėtumėm geresnę gyvenimo kokybę, neišvengiamai. Ir aš manau, kad šiandien mums pavyko sugauti tą rafinuotų angliavandenį savo nusikaltimo vietoje. Ir noriu palinkėti, kad dirbtinai saldinti maistai mums apkarstų vietoj to, kad jie kartina mūsų dienas. Linkiu saulytę širdį ir esu jums bei su jumis.